Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm horrid Henry. Na na na, na na nay. The purple hand gang rules okay. Well, it's so easy being me. I'm horrid Henry. Blogiukas Henris. Jūs niekad neužkirsit kelio mano nuostabiajam nuodingajam planui, bjaurioji nulinė klasė. Niekad neiššifruosit mano ypatingai slapto kodo. Tai tau taip atrodo, purvinasis Dariau. Mes sužlugdysim tavo planą ir iškoduosim tavo pasenusią supelijusią žinutę su savo kodų šifravimo kortele. Bla, bla. Ir taip 1764-aisiais išrado verpimo ratelį. Kaip manai, ar senė Alebarda iš tikrųjų nėra purvinasis Darius? Kaip tai? 8 verpstės buvo naudojamos siūlams iš 8 verpalų verpti. Išneka kažkokiu kodu, ar ne? Bet vėliau buvo pridėta dar daugiau verpščių ir verpalų. Atiduok. Mokytoja, Margareta, ir iš kur aš žinau, kad tu nepasakysi man, koks yra vidutinis verpščių sukimosi greitis? Mokytoja, Henris rašinėja raštelius. G-R-P-S. Bet juk tai nieko nereiškia. Nieko nuostabaus. Mokytoja, kas dabar nutiko, Margareta? Jums reikia naudoti šituo. O kas čia? Čia kodų šifruotojas. Tikrai? Taip. Žiūrėkite, uždedat jį ant raštelio, tada apverčiat, tada perlenkiat per pusę, tada... Kągi, Margareta, gal norėtum paskaityti, kas čia parašyta? Pati nuobodžiausia pamoka pasauly. Nuobodžiau nebūna. Mat, kaip Margareta. O gal galėtum pasakyti, kaip šiuo kodu reiktų paskirti 100 eilučių bausmę? Su malonumu, mokytoja. Ne! Blogiukas Henris iššifruoja kodą. Pasiruošt. Dėmesio. Palauk, jaunuolį. Žinai, ką tau reikia rašyti? Panelės Alebardos pamokos nėra nuobodžiausios pasaulyje. Kodu. Teisingai, jaunuolį. Taigi, startas. Neblogai, jaunuolį. 33 minutės ir 29 sekundės. Tikrai neblogai. Pala, čia ne mano. Ir tebūnie, tai tau pamoka, daugiau jokių kodų šifravimo, Henri. Mums reikia šitą iššifruoti, Henri. Žinau, bet nieko panašaus nesu matęs. Tai ką darysim? Viską jau išbandėm? Laikas pakviesti ekspertą. Nieko panašaus nesu matęs. Tai jau žinom. Kaip manai, tau pavyktų, Piteri? Pabandysiu, bet man reiks pagalbos. Nieko panašaus. Prieš tai nesam matę. Gal pabandysim? Geriausi berniukai mes esam.
Geriausiai moka šokti, geriausiai moka dainuoti, geriausiai gali viską. Ką jūs darot? Na, čia toks mažytis mūsų ritualas. Visat taip darom prieš atlikdami ką nors labai svarbaus. Na, tai gal paskubėkit. Galgi paliekam juos vienus, gerai? Taigi, tikri keistuoliai, ar ne? Tai jau. Tik pažiūrėk, neįprastieji kodų šifruotojai. Ir kas mums belieka? Na, Ralfai, juk tu vienas talentingiausių vaikų, kuriuos pažįstu. Na taip, jei gebėjimas išbezdėti abėcėlė yra talentas. Yra. A, B, C. Jiedu kažką rezga. Aha, rezga. Balandis pakilo. Aha. Ką? Pasakiau, kad balandis pakilo. Aha, net neįsivaizduoju, ką tai reiškia, Margareta. Negi tu nieko nesupranti, Suzana, juk šneku kodu. Aha, supratau. Ne, nesupratau. Viskas vyksta taip. Aš pasakiau kažką kodu ir tu savo atsakymą taip pat užkoduoji. Tai priešai. Aha, priešai. Taip, priešai nesupranta, apie ką mes kalbam. Aha. O apie ką mes kalbam? O ne, bjaurioji protinguolė mus jau stebi. Reikia neleisti jai sužinoti apie slaptąjį kodą, kitaip jį viską sugadins. Balandis juda. Aha, ne, aš vis dar nesuprantu, apie ką mes čia. Aš norėjau pasakyti, kad jie kažką rezga. Aha, ir kągi? Sumuštinių keptuvė viską stebi. Ką? Nežinau, bet išsiaiškinsiu. Ką jie mus stebi? Aha, šitą supratau, Margareta. Jūs mus stebi. O ne, įdomu, kaip einasi Piteriui ir geriausiams berniukams. Eime, išsiaiškinsim. Pala, jeigu jos mus seka, negalim jų nuvesti pas kodų šifruotojus. Na taip, suprantama, Henri. Reikia jas kažkaip nuvilioti. Panašu, kad jų atsikratėm. Panašu, kad juos pametėm. Kaip einasi? Būsiu atviras, Henri. Darbas sunkus. Bandėm dvigubos kalbos atvirąjį, ženklų, šifrų, pirmąjį skaičių, antrą, pirmojo karto, antrojo karto kodus, raidžių keitimo kodą, net kvailių kodą. Ir nieko. Pala, kažką sakei? Pasakiau gerai? Žavu. Aš nejuokauju, tikrai tą pasakiau. Nežinojai, kad galiu išbezdėti abėcėlę? Ir kodėl turėčiau tą žinot? Nes būtent, kas būtent? Šis kodas, pažiūrėk. Ateik į Briano vakarėlį. Šiandien 6 valandą. Tau pavyko, Ralfai. Tau pavyko. Taip, man pavyko. Su gimtadieniu, Brianai. Jums pavyko. Taip. Dėka mūsų perdžiančio draugo. Šaunu. Balandis nutupė. Ką jūs čia darot? Ir apie ką tu šneki? Apie ką tu šneki? Girdėjau minint vakarėlį, taip?
Na taip, bet iš kur tu apie jį sužinojai? Tikrai, kaip tau pavyko iššifruoti kodą? Pinigai gali viską, mano plunksnuotasis drauge. Semai. Švarusis Semai? Nežiūrėkite į mane taip, man reikėjo naujų guminių pirštinių. Na, nesijaudink, Semai. Žinai, kaip yra sakoma. Kaip? Kuo daugiau, tuo smagiau. Man rodos, norėjai pasakyti? Išvertė Rūta Sargūnaitė, įgarsino Henrieta Koridaitė, Vers Media.